Bairis toks, kad sugebėjau susirgti tropikuose. Pastarąsias kelias dienas tiesiog prasivaliojau. Lovoj nelabai kurėjau iki parduotuvės, tik tais nusipirkti ant maisto. Nes sirguliavau, slogą kažkokią pasigalau. Ten naktį vandeninę maudžiausi. Ir vakarais, kai lakstai su motociklu, irgi pučia visokas vėjas. Tai tikėtina, kad šitas dvi priežastis susidėjo. Ir dar vieną iš naktų labai vėlai nuėjau miegot. Penktadienį labai vėlai nuėjau miegot, dar treniruotėj buvau, variau maudytis ir greičiausiai organizmas nusipo ir viskas. Mane čiupo virusas ir buvau biški AFK kelias dienas. Dabar grįžtu į gyvenimą. Šiandien mano planas nuvaryti, apsikirpti. Kitas dalykas, reikia nuvaryti iki banjano. Laukuose yra didelis banjano medis, gražus. Jį pačekint. Tokie kuklus planai šiandien. Apsikirpimo misija. Žiūrim, ar turi vietą. Should I wait? Yeah. There is no. Okay. Vietų nėra. Vietų nėra, reiškia, reikia varyti kitur. Pirma nepasiteisina, bet kitoj kelio pusėje matau dar vieną. 100 metrų. Bet pėsčiom neįsiu, tikrai aš jau per daug šlepęs. Visur transporto priemonė yra naudojama. Čia liktyčia vyno parduotuvė. Vardan įdomu man eisiu pasižiūrėti kokias kainas. Šiaip man visai neaktualu. Aš svaigstu nuo gyvenimo, bet vardan kainų nueisiu pasižiūrėti, ką jie gero turi. Hello! Kas pas juos? Pavyzdžiui, tequila 2200, dar kas nors iš labiau žinomų, Jack Daniels, pavyzdžiui. Nematau. How much is Jack Daniels? 3000. 30 eurų maždaug. Nu, biškai, virš 30. Aišku, aš nežinau, kiek Lietuvoje jisai kainuoja, bet man atrodo, čia pigiau, still. Absoliutas. Absoliutas. 2000? 2120. Virš 20 eurų. 25 gal kokie eurų. Kažkas tokio. Žodžiu, čia alkoholis yra visai pigus. Aišku, aš neskatinu ir nereklamuoju. Su šitą video dalimi tiesiog noriu priminti, kad alkoholis yra šlamštas ir jo nereikėtų vartoti iš vis. Aš netgi būčiau laimingas, jeigu pas mus jo nepardavinėtų parduotuvėse, o pardavinėtų kokiose tamsiose skylėse Rusijai, kur eini žinodamas, kad darai nuodėmę. Tokia purvina vieta, kaip į kokį viešnamį eini pirkti alkoholį. Man atrodo, tada pardavimai sumažėtų kur kas. Ir šiaip visuomenės akyse tas alkoholis būtų toks šlamštas, koks jisai yra iš tikrųjų. Gerai, o dabar bandysiu nusikirpti plaukus. What's up, guys? Can I have a haircut? Yes. Yeah. So, okay, I need this like very specific. I will show you the photo, okay? Tu žiūrėsim, ką pacanai padarys iš manęs, tai sekundėlę. Žodžiu, mane apkirpo tobulai. Perfect result. I like it very much, thank you. Ir tas kainavo apie 5 eurų. Tai va tai mane apkirpo. Tiesą sakant, esu labai patenkintas. Nes su kai kuriom kirpėjom Lietuvoje yra sudėtinga susikalbėti. Sakau, nukirpkit mane bliudeliu, tai jos nukerpa ten
gale žemiau, priekį aukščiau, o aš mėgstu, kai tiesiog visą laiką lygiai, aplinkui lygus grūdelis. Tai čia bičiukai, tiksliau bičiukas pasistengia labai gerai, ten 20 minučių kirpa su skustuvėliais, visokiais ten su skirtingom mašinėlėm. Ir ką pastebėjau, dar jie visą laiką iškaulyje iš tavęs reviewsą Google Mapsuose, tipo, kad paliktum reviewsą jiems. Aišku, negaila. Aš palieku, servisas geras. Dabar varau iki medžio. Ir nežinau, kas toliau. Varau dabar iki medžio. Siaurais keliukais per laukus. Tarp namų man pavyko rasti, taip paieškau. Tai yra didysis banjanas. Jūsų dėmesiui. Čia ne mažas miškelis, nesuklyskite, čia yra vienas medis. Čia yra vieno medžio karalystė. Ponas misteris didysis banjanas. Wow. Pasižiūrėkite. Šitą kosmos. Kokius prikolus krečia gamta. Aš noriu užlipti ant jo. Čia visas labirintas tarp tų šakų. Nesistebiu, kodėl indai šitos medžius traktuoja šventais, nes jie yra kažkas tokio, kažkas iš kito pasaulio. Va, tokios šakelės nusileidžia į apačią lianos ir pradeda augti į žemę ir vėliau sustorėja ir tampa tiesiog solid, kietas, rimtas šakos. Čia, kiek žinau, vyksta renginiai įvairiausi. Teatro pasirodymai, muzikos dalykai. Viskas, einu ieškoti, kaip užlipti ant viršaus. Užsiropščiau viršų, kad patirti banjaną basomis. Banjana experiences 100%. Ten tarp jo šakų, jeigu tai būtų laukinis pasaulis, laukinė gamta reikėtų išgyventi, tarp jo šakų laisvai galima įsirengti būstinę. Iš bambuko susidėti savo grindys, stogą šiokį tokį. Ir tu jau sąlyginai saugus nuo kažko, kas tyko ant žemės. Galima ropštis dar aukščiau. Aš ant banjano, bambino. Kur buvę, kur nebuvę, mes vėl čia paplūdimyje ir saulė jau beveik nusileido. Tiesą sakant, čia saulė leidžiasi ne horizonte, jinai regis pasislepia rūke. Ta prasme, ne už horizonto linijos, o tiesiog pasidaro išblanksta, sakykim tai. Išblanksta tolumoje. Čia atvariau be didesnio tikslo, tiesiog pasivaikščiot. Tarp kitko, kai nusileidžia saulė, kokių 15-20 minučių ir būna tamsu.
Ten hebra dirba, žiūrėkit, pasistatė blikstę tiesiai ant paplūdimio. Einu pas juos paklausti, ką čia išdarinėja, kokią jie teisę turi mano teritorijoje uždirbinėti pinigus ir man nemokėti mokesčių. Juokauju, žinoma, taip, blevizgas. Tiesiog paklausiu, what's up? What's up, guys? What's up with all of that? You like make photos of people? Sunkiai kalba angliškai. Yeah. You want a photo? Yeah, no problem. Tai su manim fotkę darom su pacanais. Can you hold the camera? Yeah. Telak. Tesud. No problem, man. Bye. Čia Indijoje labai lengva pasijausti žvaigždė. Jaustis kaip žvaigždė. Nes indai lenda fotografuotis. Man sakė žmonės, kad tose didžiuosiuose miestuose, tai yra Delyje, Mumbajui, ten iš vis kaip pakvaišę. Jie selfie su tavim darosi. Čia šiaip casual. Čia man nebuvo taip, kad random pribėga ir prašo fotografuotis. Bet jeigu su jais pradedu kalbėtis, kažkoks interactionas arba kažkokia natūralus kontaktas, kažkokį paslaugą jie atlieka ir paprašo kartais nusifotografuoti. Man tas jokių būdų neįkyrėjo ir aš visą laiką sutinku ir man netgi faina. Labas. Labas. Su tais ragais tai jinai mane gąsdina. Jinai didelė, graži. Gera karvė, gera. Tarp kitko dar nemačiau agresyvios karvės. Ir manęs nebuvo užpuolus karvę, tai tas džiugina. Ne taip kaip jaunystėje. Tiesą sakant, bijau karvių, nes turiu vaikystės traumą. Kažkada pas močiutę mažiukas, važiuodamas dviračiu per laukus, kur pririštos karvės, mane užpuolė karvė. Ir aš svedžiau dviratį ant žolės ir tepiau slydę verkdamas. Tada močiutė turėjo eiti gelbėti dviračių. Ir po to laiko man tie dideli gyvūnai, žodžiu, man nėra jauku būti prie jų. Bet čia karvės regis chill. Čia regis tokių problemų nėra, nes jos žino, kad jeigu būsi agresyvus, su tavim nieks neturės reikalų ir negausi maistuko. Transas daužo po kairę. Gerai atrodo šitas kampas. Estetiškai.
toks pliažo vaibas. Visur vyksta gyvenimas, o va ten vaikiukai maudosi mini pajūrio ežere.